Labas, aš esu Paulius Venslauskas, vyriausias sūnus 4 vaikų šeimoje, aktyvus skautas, klasės seniūnas bei besididžiuojantis savo šalimi ir miestu kaunietis. Todėl aš aiškiai žinau, ką reiškia atsakomybė, darbas komandoje, diplomatija, garbė ir piliečių teisės bei pareigos. Ką man reiškia NATO? Išgirdus žodį NATO, aš pirmiausia pagalvoju apie žodį saugumas. NATO tai yra organizacija vienijanti daugybę įvairių valstybių tam, kad užtikrintų taiką ir stabilumą. Antra, bendradarbiavimas. NATO yra tarptautinė organizacija suvienijusi daugybę šalių tam, kad apsaugotų laisvę, demokratiją ir žmonių teisės. Ir galiausiai galimybės. NATO nėra tik tais gynybos karinis aljansas, tai platforma, kurioje mes visi galime įsitraukti, mokytis, tobulėti, dirbti dėl saugesnio rytojaus. Why is the NATO Young Ambassadors program so important to me? Well, my main value in life is my fatherland, Lithuania. As Lithuania is facing a lot of obstacles such as aggressive neighbors, economical difficulties and many others, I want to work for the sake of Lithuania's well-being, safety and future. NATO Young Ambassadors program empowers youth and me myself to change my own and other people's lives, spread a message about NATO and work for the well-being of people. Pasakysiu kaip draugas draugui. NATO bendradarbiavimas dėl saugesnio rytojaus.